Garbė Jėzui Kristui. 3 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolanki aukščiausia tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą, amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu težvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą. Ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Amen. Kągi ženkime toliau. Terminas malonė nėra katalikų arba krikščionių išradimas. Šis terminas ateina iš pasaulio, ateina iš senovės Graikijos. Terminas, kuris buvo naudojamas kasdienime gyvenime. Malonė tai yra dovanų dovanojimas senovės Graikijoje, kuris buvo tarpusavio ryšių kūrimo pagrindas ir palaikymo forma. Graikijoje geriau gyvenantieji turėjo tarsi prievolę arba privalėjo dovanoti dovanas tiems, kuriems pasisekė mažiau, kurie prasčiau gyveno. Dovanos tikslas yra ne tik padėti tam žmogui, kuriam dovanoji, bet iš tiesų pratęsti dovanojimą. Tai yra dovanotojas yra atsakingas už tai, kad surastų žmogų, kuris būtų tinkamas priimti dovanai. Dovanos tikslas, kad dovana nebūtų užgniaužta, bet priimta dovana paskatintų tolimesnį dovanojimą. Taigi dovanotojo pareiga surasti vertą dovanos priėmėją. Pseudofazilidas sako, nedaryk gero nevertam žmogui, nes tai yra tarsi sėti sėklas į vandenyną. Mes puikiausiai aiškiai suprantame, kad sėti į vandenyną, į jūrą ir netgi į ežerą, tai, kas turi būti pasėta žemėje, yra bergždžias dalykas. Šiame kontekste Pauliaus laiškas arba mintis pasakyta laiške Galatams atgyja ir suskamba naujai. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes. Malonė yra dovana, o dovana yra Jėzus Kristus, kuris atidavė save už mus, tam, kad mes būtume išgelbėti ir kad toliau taptume pagal jį, kitaip sakant, kad toliau taptume tais, kurie dovanoja, taptume dovanotojais. Laiške Galatams 2 skyriaus 20 eilutėje mes girdime, aš gyvenu, tačiau nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Taigi, malonė yra Sūnaus dovana mums. Ir per malonę ta dovana Kristus pradeda gyventi mumise. Tam, kad mes veiktume ne pagal savo valią, ne pagal savo protą, bet tam, kad veiktume ir gyventume pagal jį. Kad aš gyvenčiau naują gyvenimą, o jis gyventų manyje. Ir kad aš tapčiau tuo davėju ir dovanotoju. Gavėnia yra tas laikas, kada mes esame vėl ir vėl raginami gyventi naują gyvenimą. Gyventi daugiau dėl kitų, tapti labiau dovanotais, labiau pagal Jėzų Kristų. Palaimingos jums dienos. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus, iš Šventosios Dvasios. Amen. Su Dievu.